Nie mam pojęcia. Kokio aukščio baisu. Galva apsisuka net kai žiūri. Klasy zmieszane z dwóch języków. Słuchajcie, po niemiecku to oznacza wyspę katedralną. Ostrów, prawda, czy jako wyspa, no i tłum, katedra z niemieckiego. No i potem niestety już zasypano jeden z kanałów i dlatego, moi kochani, Ostrów Tumski w tej chwili jest tylko i wyłącznie rodzajem półwyspu rzecznego. Wtedy to była osobna wyspa. No i potem zaczęto budować Wrocław, który znaliśmy od wczoraj dokładniej, prawda, bo tam byliśmy na tym starym. Jo, čia visi namai priklauso katalikiškom organizacijom arba nuomojami. Šitam. Tokių pat pažiūrų. Jo, tokia pat pažiūriu. Ir didumas bažnyčių tai tikrai kaip kokiam Kiolne. Nedaug trūksta, kad čia būtų išrastas odekolonas. Kodėl? Nu, jeigu Kiolne. Taip. Užvažiavom į Švento Jono Krikštytojo bažnyčios bokštą. Va jau čia nedaug iki paties bokšto viršaus. Ir galima apžvelgti panoramą Vroclavo. Čia tik tai nauji rajonai iš tos pusės matosi. Mes tokiam pusiasalį esam dabar. Ostrov Tumski vadinasi, bet iš tikrųjų ne sala, o pusiasalis dabar yra. Ir va mes gyvenam, kemperis mūsų ten, kur ta žaluma. Va, einam toliau. Kas čia toliau matosi? Odra. Jo, čia yra lenkiškas Vatikanas, bažnyčios ir katalikų namai visokie. Seminariją praėjom. Va, matai Elžbieta. Jo, bet tas O ten va, smailus stogas. viduramžių. O kur be stogų, kaip vadinasi ta? Aš nežinau, gal neatsimenu. čia ir yra katedra. Ir ten katedra, ir čia atrodo. Čia ne katedra. Skasčios Janas Sventogo Jano Kšaščičelė. Taip, taip.